Labas vakaras, jūs žiūrite rugsėjo 4-osios Tele3 žinias. Labas vakaras, jūs žiūrite gruodžio 17 dieną. Gerbiami žiūrovai, labas vakaras. Čia TV3 žinios birželio 9-osios Lietuvos. Čia TV3, labas vakaras, trumpos žinios. Labas vakaras, TV3 žiniose trečiadienio balandžio 14-osios naujienos iš mūsų šalies ir viso pasaulio. Valdas Adamkus atšaukė konservatoriams nepriimtiną. Čia TV3 žinios, labas vakaras, šiandien paskutinė 99 sausio diena, 31 sekmadienis, ačiū, kad žiūrite. Čia vėlaus vakaro TV3 žinios, labas vakaras. Specialiųjų tyrimų tarnyboje šiandien... Labas vakaras, prasideda TV3 žinios, po kelių sekundžių dienos naujienos. Prezidentas aiškinosi kandidatui premjerus Brazausko nuo... Čia TV3 žinios, labas vakaras, šiandien penktadienis, rugpjūčio 30-oji. Aukšti Lietuvos vadovai nesitiki jokios naudos iš Jukos atėjimo į Lietuvą. Šalyje padaugėjo Čia TV3 žinios, labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite. Partijų lyderiai atsisakė eiti pas Paksą ir prašyti atsistatydinti, nes mano, kad tai beviltiška. Iš prezidento. Labas vakaras, TV3 vakaro žiniose dienos įvykiai glaustai. Labas vakaras, jūsų dėmesio į TV3 žinios su svarbiausiais paskutinės šių metų dienos trečiadienio įvykiais. Australai ir Naujosios Zelandijos gyventojai jau pasitiko 2009-uosius, pakvietęs pietų koalicijos. Darbą tiesioginėme eteryje pradėjo TV3 žinios. Sveiki ir ačiū, kad žiūrite. Šiurpus lietuvės poelgis sukrėtė Škotiją ir Vilkaviškį. Moteris įtariama žudžiusi ir lagamine slėpusi 2 savo naujagimius. Įtariami korupcija. Dirba TV3 žinios, jūs studijoje aš Rokas Petkevičius. Sveiki, kviečiu antradienio naujienom. Visiems žiūrintiems ačiū. Iš mokesčių mokėtojų piniginės registrų centre... Vėsų vakarą karšto šeštadienio naujienos. TV3 žiniose studijoje dirbo aš Rokas Petkevičius. Sveiki ir ačiū, kad žiūrite. Istorinis ilgai lauktas vis...
Sveiki, 6:30 metas ketvirtadienio TV3 žinioms. Laidą vedu aš, Justina Bezaraitė. Ačiū visiems žiūrintiems. Naujienų ir temų daug, tad dabar apie jas keliais sakiniais. Dalyje ligoninių po šventinė paciento